matyt, kaip Lietuvoje kuriamas fotografinių herojų mitas, kaip kuriamas tokios figūros archetipinės, jau tarytum tampančias legendom ir neliečiamas. Tokie mitologiniais motyvais apgaubtos personos. Ir, man atrodo, kad čia nuo tokių figūrų prasideda, nuo tokių fotografijų ir figūrų prasideda Lietuvos fotografijos istorija. O po to jau jį plėtojasi kaip ta pati kova, tam tikrų vertybių, tam tikro fotografijos supratimo, fotografijos tikslų. Ir po to skaidosi į daugybę tokių mikroistorijų, kurios tarpusiai nesueina. Viena istorija kuria kokia fotomenininkų sąjunga, kita istorija kuria dailininkai dirbantys su fotovaizdais. Jie pradeda istoriją visiškai nuo kito taško. Tai kaip turėtų būti tokia objektyvi Lietuvos fotografijos istorija? Matyt, visiškai nėra reikalo jos kurti. Tai tiesiog pati istorija yra procesas, nuolat perrašoma. Tai dabar turime vienokią istoriją. Vėliau turėsim kitokią. Ir problematiškai, sakyčiau. Kalbėt galima, yra kažkokia tai faktų rinkinys. Jeigu mes istoriją įvertinam kaip faktų rinkinį, datų rinkinį, pavardžių rinkinį, tada galima, bet, sakykime, šnekėt ir išskirti aiškiai periodus, kada buvo, sakykime, viktorianinė Lietuvoje fotografija, kada prasidėjo modernizmas, tai kada konkrečiai prasidėjo postmodernizmas arba postmodernizmas, jeigu toliau einant. Tai čia labai sunku būtų įvardinti, kadangi užuomazgų, sakykime, modernizmo buvo ir prieš karą. Nors jis jau paskiau atsirado pagrindinai, kadangi mes visada vėluojam truputį dėl įvairių priežasčių, kadangi nebuvom laisvi, tai čia natūralu. Ir iš to taško vertinant, tai labai sunku šnekėti apie ją, nors ją rašyti reikia. Aš Lietuvos fotografijos istoriją, tarkim, daugiau mažiau kažką tai žinau. Tiesą sakant, tik nuo kokių 70-ųjų, tarkim, nuo Fotosąjungos susikūrimo laikų. Ir manau, kad tuomet galbūt ir buvo viena iš tų institucijų, kurios konstravo tą fotografijos istoriją, padedant ir, tarkim, Maskvos kritikams Sovietų Sąjungos kontekste, kurie iš esmės ir parodė tą išskirtinumą Lietuvos fotografijos būtent 80-mečio. Gal kai kas per daug susireikšmina, kad jis kuria fotografijos istoriją, jo vaidmuo ir labai svarbus. Yra vieno ar kito žmogaus, bet jeigu nebūtų bendražygių, bendraminčių ar netgi, sakykime, kritikų, turiuomenį ne kritikos, o kritikuojančius fotografus, kurie konfrontuoja, diskutuoja, ypač šiandien tai matyti, tai irgi būtų sunkiau įsivaizduoti tą realų vaidmenį žmogaus. Bet kai laikas praeina, tas vaidmuo savaime iškyla. Kas galėjo pagalvoti, kad apie Janą Būgą, kad ginčysis Lenkija, Lietuva, Baltarusija, Vokietija. Taip aš mane galvoju, tai Lietuvos fotografijos istorija tokia gana grubiai įsivaizduojama, tai pradžia yra atrodo Bulhakas, o toliau kažkaip tai vis tiek turbūt aš įsivaizduoju tolimesnę istorijos raidą su fotomenininkų sąjungos suformavimu ir su tos sąjungos veikla, su to, kad su metraščiu, pavyzdžiui, kiekviena kolekcija, tai ką mes, kaip čia pasakyti, kiekviena dabar tai kaip noriu pasižiūrėti, prisiminti istoriją, tai buvo metraštį Huberto, kad buvo tada, kas buvo data, žiūri datas. Tai čia yra tokia kova už matomumą, nes istorija yra viešas diskursas, arba tu esi įtraukiamas į jį, arba išmetamas iš jo. Tai aš manau, kad fotomenininkų sąjunga labai aktyviai formuoja. Ir aišku, tie žmonės, kurie tyrinėja ir kurie stebė su fotomenininkų sąjunga, man atrodo, buvo glaudžiai susiję. Dabar visas kompleksas
institucijų ir individų. Tikriausiai nuo kokių 90-ųjų iki dabar tai daug figūrų atsirado, kurios ją konstruoja. Jauni ir vyresni kuratoriai, tiesiog fotografijos istorikai, kurie irgi kuruoja parodas ir leidžia leidinius ir diskutuoja, teorizuoja. Manau, kad tame ir susidaro tas toksai laukelis, kuriame fotografijos istorija yra konstruojama. Aš atsimenu tuos seniausius, dabar jau iš dabartinių pozicijų žiūrint menininkus, sakykime, Sutkų, Rakauską, vėlesnį kiek Kunčių, ir jų nuotraukos man aišku darė įspūdį tam tikrą, bet pagrindinis mano kontaktas su fotografija ir didžiausias mano žavėjimasis jie prasidėjo tada, kai, vadinasi, į mūsų tą fotografijos sceną, kaip dabar įprasta sakyti, įžengė Balčytis, Budvytis, Šeškus pačiai savo štai šitos figūros. Nes su jų atėjimu, man atrodo, pasislinkta buvo nuo pirmenybės, kuri man taip vadinamas anksčiau buvo teikiama pačiam fotografuojamam objektui, prie pačios fotografijos konstravimo, pirmenybės atidavimo pačios fotografijos sukonstravimui. Objektas jau jis neteko tokios didelės reikšmės. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, ir tie objektai, kuriuos, sakykime, fotografavo ten iš vienos pusės Sutkus, Kunčius, Rakauskas, iš kitos pusės, o štai šitie mano minėtieji, jie irgi skyrėsi. Anų objektai buvo tokie reikšmingi, ar istorinio, ar etnografinio, ar nacionalinio, ar kokio nors kitokio požiūrių, o šitie ėmė specialiai, vadinasi, tuos nereikšmingus objektus ir iš jų darė fotografiją. Tai va tas dalykas man labai patiko. Ir galų galia jų polinkis į tą tokį, tartum, žaidimą jau pačios fotografijos galimybėmis, antifotografiškumą tą patį, tai mane patraukė. Todėl aš nesimdamas nustatinėti ten ar Sutkaus ar Kunčiaus vietos fotografijos istorijoje, aš tik galiu pasakyti, kad štai šitų jaunesniųjų fotografijos, paskui Trimo po jų jau man darė tikrai didelį įspūdį ir tikras mano žavėjimas fotografija prasidėjo nuo čia.